O jums irgi tai būna, kad pagalvojate, jog norėtumėte į spa, bet kartu ir nenorit, nes ten bus daug žmonių? Radau vietą, kur pirtelė ir džakuzė nebūna jokių pašalinių. Tai vila Elingas poilsio klube Sala Platelė Resort. Einam į vidų, parodysiu. Viena vilos siena – vitrininiai langai, pro kuriuos atsiveria nuostabus vaizdas užlietas pievas ir Platelio ežerą. Viduje yra nerealus atskiras miegamasis, vonios kambarys, bendras svetainės ir virtuvės erdvė, kur yra viskas, ko reikia poilsiui ir maisto gamybai. Beje, sezono metu galite apsilankyti čia esančiame restorane. Mūsų viešnagės metu jis dar nedirbo, tai mes pasinaudojom kepstinę ir vakarienę pasiruošėm patys. Bet esminis dalykas – spa malonumai. Vilos viduje yra nedidelė pirtelė, kurioje pasikaitinus kaip ir galima įlipti ežerą atsivesinti. Bet prižiūrėtojas sakė, kad nelabai kas taip daro, nes ir lapų prikrenta ir žiedadulkių. Žodžiu, miesčionims natūrali gamta neestetiškai atrodo. Bet kas tikrai atrodo estetiškai privačioje terasoje, tai džakuzi. Nuostabi vieta, nuostabus vaizdas, grinai tai, ko nori, kai svajoja apie mirkimą džakuzi ir negalvojama apie nieką. Beje, už kelių šimtų metrų nuo vilos yra privatus poilsio klubo paplūdimys. Negarantuoju, kad vidurvasaris bus visiškai tuščias, bet čia tikrai bus mažiau šurmulio nei bendrose Platelio paplūdimiuose. Jei ieškot kokybiškos poilsio vietos su mini spa malonumais, verta atvykti į Žemaitiją. Daugiau informacijos apie Sala Platelė Resort Vila Elingas rasite platformoje wowstays.lt.